Sveiki, mėlyjei. Šiandien pas mus ypatinga diena ir ypatinga meditacija. Ypatinga meditacija, nes šiandien mes turėsim kvantinį reiki gydymą ir būtent gydymą šviesos kapsulėmis bei manifestuosime gausą, nes šiandien yra labai stipri energetiškai diena, portalinė diena, 25 vasario. 2025 metų, ne, tai yra 2025 ir kai diena atspindi metus ir mėnesį. Kaip metai atspindi metus ir mėnesį. Tokiom dienom erdvė tarytum susisluoksniuoja. Aš neplanavau daryti iš tikrųjų šitos meditacijos, nes portalinių datų yra daug ganėtinai. Arba aš pranešu iš anksto, bet aš pasižiūrėjau biški erdvę energetiškai ir man parodė tiesiog labai labai gerą galimybę padaryti kvantinį šuolį šiandien. Kvantinį šuolį, aišku, savo sąmonėje ir būtent, kad tai po to pasireikštų, ne, ir atsispindėtų mūsų realybėje. Taigi ta diena turi savyje daug dvejetų ir penketų, kur dvejetas tai energija, veiksmas, tokia vidinė harmonija, vidinio ir išorinio harmonija, dvasinio ir materialaus, pliuso ir minuso, ne? Tai yra toks harmonijos taškas plus energija. Penketas tai yra toks revoliucionierių skaičius arba netgi tarytum tokio chaoso ir penketas įneša netgi biški tokio chaoso energijos, kur reikia paimti, žinot, kaip man parodė irgi, kai mes darom generalinę tvarką, mes darome ir tvarką spintose ir kad spintoje būtų tvarka, viskas būtų gražiai sudėliota, mes kartais paimame ir išimame visus rūbus, bent jau aš taip darau. Išimame rūbus, peržiūrime, kokie jau galbūt paseno, kuriuos reikia išmesti, kuriuos pasilikti ir tada vėl pasidaro tvarka. Tai būtent ši diena duoda labai geras galimybės padaryti tvarką mūsų galvoje, mūsų sąmonėje, mūsų energetikoje, nes mes šiandien turėsime ir energetinę aktyvaciją, bus auros apvalymas, ne? Toks privedimas prie balanso mūsų energijos, energetikos ir privedimas prie balanso ir aišku, darysim veiksmus. Darysim praktikas tam tikras, kurias galėsite kartuoti irgi 40 dienų, nes šito portalo energijos jos aktyviausios dabar taip apie 3 dienas visą laiką, kai yra portalas maksimum yra 3 dienos, kai energijos aktyviausias, bet būtent šito portalo ir šitų energijų tokie atgarsiai ir tos energijos bus aktyvios apie 40 dienų, dar visą kovą. Todėl aš šiandien būtent sukviečiu jūs šitai tokiai neplanuotai meditacijai, kurios aš visiškai neplanavau. Ir už ją galite atsiskaityti gerų darbų, galite donaciją. Ir po to prašysiu, aišku, jūsų palikti atsiliepimą, nežinau, kur jūs žiūrėsite, galbūt YouTube'ai arba kažkur tai po postų parašyti atsiliepimą, kaip jūs jautėte energijas ir kitą dieną, ne, duoti man kažkokį atgalinį ryšį, kaipgi jūs jausitės po šito seanso. Pat. Kodėl tas portalas yra toks svarbus ir būtent šios energijos yra tokios aktyvios? Nes, na, kaip sakiau, portalinių datų yra labai daug, bet šį kartą susideda labai daug tokių ganėtinai retų reiškinių, tokie, žinot, į vieną krūvą. Aš prieš tai sakiau, kad vasario pabaiga bus labai labai tokia aktyvi, energinga ir bus labai labai daug tokių retų kosminių reiškinių, o tai visą laiką apie naują pradžią, perversmą, sutvarkymo, seno sutvarkymo. Ir kai mes sutvarkom seną, mums yra labai puikiai galimybė atidaryti naujas duris, ne, žengti būtent į savo kitą realybės liniją. Ir šiandien, vat, kaip man parodo, būtent tokios kaip dvi sferos ir
žmogus dabar, kiekvienas iš mūsų gali atsistoti per vidurį ir pasirinkti, ar aš pasirenku tą seną, ar aš pasirenku naują savo gyvenimą. Tarytum, kokia kryptimi aš noriu pasukti. Mums dabar rodo, mes stovime, ne, ir mums rodo į kairę arba į dešinę, atgal arba į priekį. Ir aišku, tu į priekį gali būti daug linijų ir atgal gali būti daug linijų. Dabar daug linijų, ne, pagal, aišku, mūsų individualų planą, pasiruošimą, ne, kaip mes galime, kokiu keliu žengti. Ir, ką aš norėjau sakyti? Ir vienu žodžiu, mes dabar galime pasirinkti, ne, tą erdvė tarytum atsispindi, kadangi veidrodinė data tarytum atspindi vieną kitą erdvės tarytum prasiskiria, kad mes turėtume geresnę galimybę išeiti iš to savo gyvenimo linijos, iš to savo gyvenimo scenarijos, kuris mums greičiausiai nepatinka, nes jeigu jūs čia esate arba klausotės, tai greičiausiai turite kažkokias sferas koreguotinas, ne kur norite įnešti naujovių, kurias norite pagerinti. Tai va, tai ta erdvė tarytum prasiskiria ir duoda mums galimybę, įeiti naujai ir pasirinkti naujai, kur mes norime žengti, kokiu keliu. Ne? Ir būtent tie reiškiniai tokie ganėtinai reti, tai yra būtent planetų paradas, tai bus 7 planetos, kurios bus vienoje pusėje susirikiausios. Ir tai astrologai vadina planetų paradu arba planetų išlyginimu. Ir man būtent mano dvasiniai kuratoriai sakė, na, ir taip aiškino, kad planetų paradas tai yra tarytum tokia rankena, na, kaip būtent mūsų Saulės sistema, kur viduje yra Saulė, ir kaip planetos išsirikio beveik vieną liniją, tai žmogus gali ateiti ir pasukti šitą rankeną ir atidaryti vėlgi tam tikras galimybes ir naujus resursus. Plius, kai bus planetų paradas, bus ir jaunatis. Mes turėjome jaunatį per naujus metus, mes turėjome jaunatį irgi, man atrodo, gruodžio 1. Tai dabar jaunatis sutampa irgi su tokiais ganėtinai retais kosminiais reiškiniais arba svarbiom datom. Ir dabar bus ir jaunatis, ir planetų paradas. Šiandien Marsas išeina iš savo retrogradinės pozicijos, kurioje jisai buvo nuo gruodžio pradžios ir susijungia su Jupiteriu. Jupiteris yra didžiosios laimės planeta ir tai išminčiai ir astrologai tiki, kad tai aktyvuoja labai didelį potencialą judėjimų į priekį, judėjimą link savo laimės, gausos, klestėjimo būtent, nes Marsas, kas tai yra Marsas, tai yra energija, ne, ir irgi sutampa su dvejetais, kai turime daug energijos, dar Marsas pradeda suktis, atsisukinėti iš atbulinės savo pusės į priekį, turime daug dvejetų, turime Marsą, kuris sukasi į priekį ir dar susijungia su Jupiteriu ir tarytum užsikabina už jo ir dar, taip, jeigu metaforiškai, palyginime, užkabina ir būtent laimės energiją ir jeigu žmogus pasiruošęs, jeigu jis sąmoningai priima tokį sprendimą ir atsisako kažko seno, mes šiandien dar darysime tą praktiką, kad meditaciją paklausime, kas gi laiko mus šiame scenariuje, nes pereiti mes galime tada, kai mes suvokiame, kas mus laiko čia ir dabar šitame scenariuje, kuris mums nepatinka arba kaip mes prie to prieėjome. Todėl tai yra labai labai svarbus aspektas, ne, kad susivokti, kaip mes čia patekome, kaip ir dėl ko mes čia patekome ir tada mes galime, aišku, eiti jau kitą savo realybės liniją ir kurti savo naują likimą. Nes kas yra likimas? Likimas tai yra mūsų pasirinkimų mūsų pasirinkimų pasekmė, nes norime mes ar nenorime, kiekvieną savo akimirką mes kūrime savo likimą. Sąmoningai arba nesąmoningai. Tiesiog kiekvieną akimirką tai, ką mes jaučiame dabar, tai projektuojasi į ateitį, o dabar laikas labai labai pagreitėjo. Man parodo irgi, kad mes perėmė
į tokį siauresnį laiko ratą, kai mes turbūt visi pastebėjom, parašykit, jūs pastebėjote, kad laikas tarytum pagreitėjo, diena sutrumpėjo, atrodo, per tą patį laiką aš padarau mažiau, bet iš kitos pusės, kaip ir diena, tai jinai liko ta pati, tik tai, kad laikas pagreitėjo, tai reiškia, kad per galbūt trumpesnį laiką mes galim padaryti daugiau. Tai reiškia, mes galim trumpiau medituoti ir jeigu mes medituojame galbūt dabar 10 minučių, tai skaitysis kaip anksčiau būdavo, galbūt 15, sakykime, ne? Todėl viskas taip žymiai greičiau juda, žymiai greičiau ateina atgarsiai to, ką mes dabar transliuojame. Todėl dabar labai labai svarbu suvokti, ką mes jaučiame, kaip mes gyvename ir ko mes norime. Ir būtent pildosi mūsų norai. Ir labai dažnai tai yra tiesiog mūsų pasąmoningi norai, nes mūsų kaip mes materializuojam pagrinde tai, kas yra mūsų pasąmonė. Ir jeigu mumyse yra kažkokios negatyvios programos, su kuriomis mes šiandien irgi biškai padirbėsime, negatyvios programos, ribojantis įsitikinimai, baimės, pavydai, agresija, pyktis, tai tas irgi didės, tas irgi materializuosis ir žymiai greičiau. Bet kai mes apsivalome, einame į aukštesnės vibracijas, o einame labiau, būtent pakylame iki džiaugsmų, vienybės ir besąlyginės meilės energijos, kas yra aukščiausių vibracijų energijos, tada mums duodama dar daugiau tokio pliuso, duodama dar daugiau galimybių jausti būtent meilę, džiaugsmą ir džiaugtis gyvenimu. Tai yra dabar labai labai svarbu, nes mes esame tokiame taške, kur ir Saulė yra labai aktyvi. Tie, kas, nežinau, galbūt pas mane pirmą kartą, tai pažiūrėkite, YouTube yra labai daug informacijos apie Saulės aktyvumą, apie tą laikotarpį, kuriame mes dabar esame. O aš, nežinau, jeigu mane kažkas mato pirmą kartą, tai aš esu Elvyra, kvantinė psichologė, gidovė, čenelerė, konsteliacijų ir darbo su giliomis pasąmonės programomis, darbo su tomis programomis specialistė. Ir jaučiu energijas, turiu aiškaus regėjimo dovaną, todėl galiu numatyti, išjausti tam tikrus jau susiformavusius įvykius. Kartais darau prognostikas, kai jaučiu, kad įvykis jau įvyks, kai įvykis jau įvyks, taip pat ir mūsų gyvenime. Man labai patinka pavyzdys, kaip įvyksta mūsų gyvenime situacijos, kai verda puodas su vandeniu, pavyzdžiui, jeigu verda vanduo nuo dangčio, ne, kai susikaupia pakankamas, nežinau, garų kiekis, nukrenta lašas. Taip pat ir globaliai galima nujausti, kada ir koks lašas nukris. Todėl taip ir mūsų gyvenime, ne, jeigu puodą garuoja, nežinau, raudonas, nežinau, arba surus vanduo, tai surus lašas ir nukris. Ir atvirkščiai, kažkaip, kas yra tame puode, būtent tas vėl atgal į jį sukris. Todėl pirmas dalykas, ką turime daryti savo gyvenime, tai dirbti su savo puodu vidiniu, nes tai, kas viduje yra pirmaeilis dalykas, o fizika, ne tai, kas atsitinka realybėje, tai jau yra tokia kaip pasekmė, ne, antraeiliai dalykai. Todėl svarbiausia mūsų vidus. Ir jeigu čia yra betvarkė, jeigu yra energijos stygius, tada mums yra sunku labai pasiekti to, ko mes norime. Pirmas dalykas, faktorius, kuris yra labai svarbus, tai aišku, vidinė būsena. Antra, energija, kurios pagalba, ne, mes pasieksime tai, nes mašina, jeigu nėra įpilama kuro arba nėra pakraunama būtent elektrinė baterija, mašina tikrai nenuvažiuos. Ir kiek mes ją pakrauname, tiek jinai ir važiuoja. Ir jeigu mes pradedam kažką ir baigiame, negalim pasiekti savo tikslų, tai reiškia kuro savo mašinoje, ne savyje jūs turite tik tai tiek. Ir
Jeigu mes jau sergame, ane, pavyzdžiui, sunku turėti pinigus, nes mes esame energija ir viskas yra energija. Ir mes pildome save irgi energiją, kad mes galėtum jau iš tos energijos judėti link savo tikslų. Todėl būtent kvantinis reiki ir gydymas šviesos kapsulėmis tai yra tie energetinio gydymo būdai, ane, atstatymo energetinio pripildymo mūsų indo pasveikimo, nes jeigu mes neturime energijos, o energija iš pradžių jinai pradeda, jos trūkumas pradeda darytis mūsų auroje ir kai jau aura yra tuščia, išsekusi, mes savo energiją kažkam tai atidavėme, sąmoningai arba nesąmoningai mes sąveikaujame su žmonėmis, yra daug labai ryšių sukurta, ne, per kurio ryšių kaip kanalų, per kurios eina energija. Beje, mano YouTube kanale yra atvira praktika, kaip aktyvuoti moterišką magnetizmą ir ten yra būtent ryšių nutraukimo praktika. Tai labai pravartu daryti, ne, karts nuo karto. Ir tada jau, kai aura ištuštėja, subtiliai mūsų planai, kūnai tokie, jie patampa tuštesni, tai pereina į fizinį kūną. Pavyzdžiui, aš matau ir galiu pasakyti, kur lygos galbūt dar nėra, simptomų nėra, aš jau galiu įspėti, pavyzdžiui, ir tie, kurie mato ją, taip ir mato, mato, kad ten yra mažiau energijos, ten jau yra kažkokios tamsesnis dėmes, kur jau, jeigu tu nieko su to nedarysi, aišku, ten greitai pasireikš kažkoks tai simptomas ir pradės skaudėti. Pirmas dalykas, ką mes turime padaryti, kad mes turėtume gausą ir klestėjimą, būtent turėti pakankamai energijos ir turėti švarią energiją, būti švarus. O švariems mums padeda būtent ėjimas į tokią sielos spa. Ir būtent tos šviesos kapsulės, šviesos kameros, jos yra labai labai giliai atstatomos, atpalaiduojančios, gydančios, net priklausomai nuo to, ko mums reikia, mes galime prašyti šviesos kapsulių, ne, kad būtent veiktų ten, kur reikia. Aš jau dariau vieną seansą, tai daug labai pozityvių atsiliepimų, netgi moteris parašė, kad nenorėjo rūkyti. Aš nežinau, kaip dabar sekas, nes čia buvo prieš 2 dienas, mes dirbom. Nei sakė, norėjo rūkyti 1% iš 100. Bet kai mes šiandien dirbsime, jums gali būti truputį nemalonus, galbūt tokie pojūčiai, galbūt, ne, nebūtinai. Bet irgi jeigu gydys gerklės čakrą, ne, jeigu, pavyzdžiui, žiūrint, kur jums reikia, gali biškai suskausti gerklę, gali jūs kitą dieną galbūt netgi susirgti, o susirgti yra gerai, tegul temperatūra, pavyzdžiui, biškai pradegina, nes kūnas turi transformuotis, iš kūno turite išeiti. Todėl nebijokite, jeigu rytoj, poryt, nežinau, galbūt kažkaip peršalimo sindromai arba tiesiog norėsis miego ir pailsėti, viskas yra tvarkoje, taip turi būti. Čia dėl to visiškai neišsigąskite. Bet ar kaip ir rašė tos moteris, kuriuom praėjo simptomai tam tikri, net nes galima, dabar aš gydau fertilumą ir su vėžiu dirbsime, tai gali biškai paskaudėti tos vietos, kurios yra gydomos, bet po to atsistato ir kaip tik po to energijos lygis, vat kaip man ten duodami yra atsiliepimai, energijos lygis yra labai labai geras, netgi oda gerėja, praeina jautrumas, alergijos ir panašiai. Todėl aš kaip tarpininkė kadangi ilgai jau dvasingumo kelių ir praktikomis užsiėmiau ir daug duodu, ne, todėl įgavau turbūt tokį pasitikėjimą, kad galiu taip gydyti. Nes labai svarbu irgi, jeigu mes norime turėti pinigų, sukurti vertę pasauliui. Pagalvokite kiekvienas, kokią vertę, kuom aš vertingas pasauliui, kokią vertę aš sukuriu. Ar vat kiek aš duodu, nes Dievas yra duodantis. Saulė šviečia, gamta duoda, planeta duoda. Ir planetoje tada yra mainai, ne, visatoje planetoje tarp mūsų yra mainai, ne. Ir pažiūrėkite,
ką mes duodame pasauliui, ne, už tai, ką mes gauname iš jo. Ir irgi vienas iš tokių esminių variantų, ir tai yra visatos dėsnis. Negali būti kitaip. Jeigu jūs sukūrėte vertę, jeigu jūs duodate, pasaulis tikrai ras būdų, kaip su jumis tiesiog atsilyginti, kaip jums atsidėkoti. Nes visata turi neribotas galimybes ir tikrai gali jums atlyginti už jūsų tą pridėtinę vertę ir pagalbą kūrėjui, ne, tam, kad vyktų būtent pasaulio progresas. Kai jūs prisidedate prie pasaulio progreso, jūs kažką duodate, transliuojate iš savęs, padedate, bet aišku, padėti nepakenkiant, galbūt jeigu žmonės neprašo nepadėti, ne, būtent tada, tada, tada pasaulis atsilygina. Tikrai, tikrai atsilygina. Ir mano pavyzdžių tai tikrai įrodyta ir galiu tai tik tai patvirtinti. Vat. Ir jeigu dar grįžtumėm prie energijos ir prie pinigų, ko mums reikia, kad turėtumėm pinigus, tai visų pirma atsistatyti energetiką, sveikatą, nes jeigu žmogus jau serga, turi kažkokius tai negalavimus, skausmus, arba net, pavyzdžiui, slenka plaukai, dar kažkokie tai dalykai, tai jau yra požymis, kad reikia dirbti su energija. Reikia dirbti su energija, prisipildyti ir atsistatyti iš pradžių patiems. Nes pinigai irgi yra, mes esame energija, pinigai yra energija. Ir mes turime didinti savo, platinti savo sąmonę, o per sąmonės prasiplėtimą didinasi ir mūsų energetinis indas, ir mūsų aura platėja. Todėl, kuo daugiau mes praplečiam savo sąmonę, tuo daugiau energijos mes galim į save, pro save praleisti. Nes energija, kaip ir pinigai, energija turi tekėti. Įsivaizduokite indą arba, nežinau, kažkokį prūdą arba indą, kuriame užsistovi vanduo. Kai inde užsistovi vanduo, kas su juo daros? Jis pradeda pūti. O kada yra cirkuliacija, yra įėjimas ir išėjimas, reiškia, pro mus prateka tą energiją, mes paimam, bet mes ir atiduodam. O jeigu atiduodam, tai automatiškai mes gaunam atgal, nes tuščia vieta, šventa vieta tuščia nebūna. Pinigai pas mus tai ne. Aišku, iš pradžių mes prašom galbūt pinigų, mes prašom resursų, gali būti sveikatos pagerinimas, nes be to niekaip. Na, jeigu galbūt mes darysim praktikas, nežinau, pinigams, jūs sakysite, neteina pas mane pinigai, tai reiškia, reikia uždaryti skyles ir tos kraniukus, pro kuriuos teka energija, nes jeigu mūsų indas yra kiauras, tai pilk tu jį kiek nori tos energijos, energija tiesiog eis, eis pro tas skyles ir kažkur nutekės. Nutekės ten, kur mes ją savanoriškai atiduodame, kai mes turime būtent aktyvius ryšius, aktyvius energetinius ryšius kaip kanalus, prie kurios eina energija. Tai yra, nežinau, tam galbūt tie dėsniai, tai ką aš norėjau pasakyti šiandien, kodėl svarbu būtent dirbti su savo energija, kodėl svarbu būtent dirbti su savo energija. Ir tos, kurie nori, jūs galėsite, aišku, ateiti arba, nežinau, aišku, galite ateiti visą laiką asmeninės sesijas, bet aš planuoju daryti savaitės laiko tos atstatomuosius sensus kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną galėsiu jums pratransliuoti, tai kiekvieną dieną mes susirinksime, jeigu jūs negalėsite dalyvauti online gyvai, tai jūs galėsite tiesiog prisijungti iš įrašo jums patogiu metu ir tos energijos, sakykime, bus aktyvuotos ir jūs pasiimsite savo dalį, atsuksite tą kranelį, ne, irgi savo ir, na, taip jūs prispildysite. Tai yra tokia ganėtinai turbūt nauji dalykai. Aš nežinau, ar Lietuvoje kažkas tai praktikuoja, būtent šviesos kapsulės, nes tai yra iš tikrųjų kosminės technologijos, kurios man jau buvo parodytos ir anksčiau. Tik tai dabar yra toks upgrade'as, biškį pagerinimas, nes mes jau turėjome nanopsichologijos kursus, kai mes gydėmės kosminėmis technologijomis ir irgi tai turėjo labai labai gerus rezultatus.
Bet tai buvo daugiau apie meilę sau ir dirbam su dvasinė širdimi. Todėl tie, kas norės, vėliau galite parašyti ir prisijungti prie savaitės gydomųjų sesijų. Dabar bus tai už labai labai simbolinę kainą, tik tai 30 eurų, kadangi tai dar yra tokie ganėtinai nauji dalykai ir vėliau, aišku, mainai už praktikas bus kitokie. Kitokie. Aišku, arba jeigu norite, galite ateiti individualiam gydymui, arba jeigu jūs turite ypatingus vaikus, nes ypatingi vaikai labai dažnai būna agresyvūs, neturi laisvos valios, todėl ten vyksta tam tikri dalykai, todėl galite irgi kreiptis dėl vaikų, dėl vaikų. Tokie dalykai. Dar kuom svarbus, kodėl svarbu dabar su savim padirbėti, nes kovo mėnesį, man atrodo, 14 dieną mes turėsime, prasidės užtemimo koridorius. Užtemimo koridorius ir užtemimo koridorius irgi jisai apnuogina, iškelia į paviršių visą tai, kas yra mumyse užtemę mūsų šešėlinės pusės, būtent tam, kad tai galėtų pakilti į viršų, kad tai būtų matoma. Dėl dabar jau jūs galite pastebėti, nes užtemimo koridoriaus energija nepradeda jaustis, būna mėnesį, 2 savaitės, jau dabar jinai bus ganėtinai aktyvi. Tai galime jaustis, kad grįžta žmonės iš praeities, kažkokie seni skauduliai, vat tos pačios lygos gali pasireikšti. Beje, kapsulėmis galima gydyti ir depresiją, nežinau, sielvartą, tiesiog nebūtinai tai turi būti fiziniai skausmai. Tai jeigu jūs turite kažkokius tokius pergyvenimus arba tiesiog norite atstatyti energetiką, jūs irgi galite dalyvauti. Tai vat bus užtemimo koridorius ir dar mes turėsime retrogradinę Venerą, kuri bus retrogradinė irgi ganėtinai ilgai. Venera atsakinga už santykius, už grožį, irgi už finansus, todėl labai labai gerai dabar padirbėti su santykiais. Ir dar būtent tokios 25 metų aktualios yra tai, kad yra suvedinėjamos tikros poros, sielos dvyniai. Mes turime dabar sielos dvynių praktikas, kurios eina, jeigu jums rūpi ir norite sužinoti būtent apie tas praktikas, aš vieną galėsiu pasidalinti, jeigu jūs norite būtent sielos dvynių susitikimas. Tam jūs parašykite, nežinau, kur parašykite, galbūt man asmeninę žinutę. Ir jo, yra suvedinėjimas būtent sielos dvynių fizinės, sakykime taip, fizinės, nes pačiai erdvei visatai reikalinga, kad sielos dvyniai susijungtų. O kas yra sielos dvyniai? Tai yra tos pačios sielos pusės, kurios kažkada išsiskirstė į vyrą ir moterį. Aišku, mes turim savyje ir vyrišką, ir moterišką energiją, bet kažkada tos dvi puselės išsiskyrė, nes anksčiau mes būdom, jeigu galbūt kažkas nežino, tai mes anksčiau buvom tokie kaip hermafroditas arba ir vyras ir moteris viename, bet po to, sakykim, tokių evoliucijos kelių ir dėl patirčių, tas vienetas išsiskyrė, skilo į 2 dalis ir dabar laikas grįžti namo. Ir tas būtent terminas grįžti namo, kai mes pastoviai kažko ieškom, mes turime tarytum trūkumą, namų trūkumą. Mes galim turėti pinigus, mes galim turėti taną, mes galim būti tarp žmonių, bet jaustis vieniši. Parašykit, ar jums nėra tokio jausmo, kad jūs galbūt jaučiatės vieniši. Iš tikrųjų, tas yra vidinis kvietimas, net šiurpiai dabar eina, būtent susijungimas su sielos dvynių. Ir tai tikrai nuostabios praktikos, jeigu norite. Iš tikrųjų yra mano Facebook'o grupėje. Tai reikia iš tikrųjų persisiųsti, nes dabar Facebook'as, man atrodo, automatiškai trins video po 30 dienų, tai man reikia jį persisiųsti. Dabar persisiųsti. Tai va, tai kai sielos dvyniai susijungia, įvyksta irgi energijos pliūpsnis, greita evoliucija poroje, arba nebūtinai poroje, gali sielos dvyniai susijungti
ir ta prasme, nebūtinai būti kartu, bet susijungti, pajausti vieną kitą, bent jau, žinot, kaip priartėti, pajausti vienas kitą ir nebūtinai būti kartu, nes e, santykiai gali būti ganėtinai komplikuoti ir sielos dvyniai tai yra tokie iš pradžių, jeigu yra mumise nepradirbtų šilinių pusių, destruktyvios programos, baimės, vidiniai konfliktai ir panašiai, tai sielos dvynys mums tai viską labai 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 gerai iškels. Ir tam, kad vyktų būtent evoliucija, kad tas sielos dvynių sąjunga eitų į pliusą, iš pradžių reikia prasidirbti save. Todėl dabar, ką aš galėčiau parekomenduoti kaip moteriam, taip ir vyram, plus dabar vyksta labai didelė vyrų prabudimo banga. Jeigu anksčiau dvasingumu ir savęs ieškojimu užsiemė tikrai daugiau moteris, tai dabar vyrai daugiau ir daugiau bunda ir jau jiems dvasingumas, toks terminas kaip siela, meditacija tampa vis tokie suvokiami terminai, kur nėra to tokio atmetimo. Taip, aišku, tai dar procesas, ne, bet tikrai yra, aš pastebėjau ir pas mane ateina vis daugiau vyrų ir mano aplinkoje, aš pastebiu, kad vyrai visai kitaip reaguoja būtent į tuos dalykus, į sąmoningumą, į sielos keliones ir į visus tos dalykus, kurie anksčiau buvo prilyginami magijai kažkokiai negatyviai, ta žodžio prasme, ne? Tai va, tai ką rekomenduočiau dabar, tai fokusas į save, pasirinkti save ir jo, pasirinkti save ir maksimaliai prasidirbti, eikite pas specialistus, užsiimkite su savimi, saviugdą, pažinkite save tokie, kokie jūs esate iš tikrųjų. Nes labai dažnai mes iš tikrųjų žinom visus atsakymus, bet mums ten nemalonu, neskanu žiūrėti. Mes bijom tos baimės, bijom patirti tą baimę ir galbūt tą diskomfortą, kai mes gydysimės, kai mes eisime to keliu, nes taip pažiūrėti į savo vidų, į savo skaudulius ir iš to išeiti. Taip yra labai skaudu, bet žinot, kaip mums kažkas tai skauda ir kol galbūt, pavyzdžiui, kaip votis, ne, susidaro votis, ir kai yra jinai ant tiek jau prisirpus, neveikia tie nuskausminamieji ir kartais gydytojai pjauna ir žmogus jaučia tą skausmą. Ir su savęs pažinimu irgi kartais yra taip, bet po to kaip palengvėja, po to kaip palengvėja ir ant kiek išsivalo organizmas. Todėl tikrai rekomenduoju pagrindinį fokusą sutelkti būtent į savo vidų, į savęs pažinimą, į savęs pasirinkimą kiekvieną akimirką ir suvokimą, ką aš dabar transliuoju, kokią vertę sukuriu pati savo arba pats savo dėl savo tolimesnės ateities ir apskritai kokią vertę aš duodu gyvenimui, ne, kokią vertę aš duodu pasauliui, ar aš padedu Dievui kurti naują pasaulio tvarką, ar kaip tik trupučiuką stabdau progresą, nes kiekvienas žmogus, kuris atranda save, prasidirba, tai yra labai, jisai skleidžia labai labai galingą energiją į erdvę. Ir netgi darbas su savimi jau yra atlyginamas, nes jeigu jūs dirbate su savimi, jūs keičiate pasaulį automatiškai. Tai žinot, kaip toks virusas užkrečiantis virusas, kurį pagaus būtent tą pasikeitimų, savęs pažinimo bangą pagaus ir kiti žmonės ir visai kitaip koreguos, nes keičiant save mes keičiame kolektyvinę sąmonę. Vat, ir kuo didesnį indėlį mes darome, tuo didesnę grąžą mes gauname būtent iš pasaulio, nes jisai tikrai, tikrai atsilygina. Dar iš tikrųjų labai stabdosi senėjimas. Senėjimo programos yra perrašomos, aktyvuojasi mūsų DNK ir vasara bus labai aktyvu, Saulė yra labai aktyviai, kuri siunčia būtent mums eterio energiją. Eteris tai yra materializacijos energija, būtent kadangi Saulės žybsnių pagalba yra daug plazminės energijos arba eterio energijos, kitaip tariant, ir būtent
Anksčiau, ne, irgi buvo labai daug eterio ir klestėjo kitos civilizacijos senovės. Mes vėl einame į tą patį ciklą, nes viskas yra cikliška, laikas yra cikliškas ir mes kartuojasi tam tikri, nepavadinčiau scenarijai, bet kartuojasi būtent tie ciklai Saulės aktyvumo, ne? A, Nenoriu dabar daryti, viskas yra paaiškinta, YouTube'ės kanale skirtingi eteriai, bet vėl eteris grįžta pas mus, eteris grįžta pas mus, duoda greitesnį materializaciją, todėl mūsų žodžiai tampa tokiais burtažodžiais, kiekvienas ištartas žodis tampa burtažodis ir aš netgi patarčiau taikyti tą žodžių magiją ta prasme, kad kartais patylėti, kuo daugiau patylėti, jeigu mes, na, bent nešnekėti niekų, arba net būna moteris ten plepa, plepa, pataupykite energiją, nes kiekvienas žodis, žinot, kiekvienas žodis skleidžiamas tuščiai kažkaip tai, kai jis net neša vertės pasauliui, jis atima iš jūsų energiją ir jūs iš to nieko negaunat ir kartais dar gaunat tik tai minusą, kai būna apkalbos, ten plepalai, kažkokios tuščios kalbos. Reikia suvokti, kad mes vis tiek naudojam savo energiją kalbant, dėl jeigu mes daug kalbam, išsikalbam, išsikraunam, kalbant mes iškraunam savo bateriją. Tada kaip važiuoti mūsų mašinai ir kaip pasiekti būtent to tikslo. Todėl labai sąmoningai prieikite prie to, ką jūs dabar darote kiekvieną akimirką. Tiesiog kiekvieną akimirką stabdykite save ir klauskite, o ką aš dabar transliuoju, kaip aš dabar prisidedu prie savo ateities, ar tai yra progresas ar regresas, ar aš einu į pliusą ar į minusą. Tai yra tokie tikrai raktiniai ir svarbus dalykai. Aš truputį pažiūrėsiu jūsų klausimus, galite kažką galbūt paklausti. Laikas tiesiog sprogsta, taip. Ir jisai pagreitės, todėl reikia labai sąmoningai dabar jį išnaudoti, labai sąmoningai ir kurti vertę. Nu, tikrai kurti vertę. Ir kartais galite jūs pasakyti, nu kaip aš galiu kurti vertę, galbūt aš dirbu, nežinau, pardavėja parduotuviai, o tu gali sukurti vertę tom, kad tu nusišypsai, tu siunti geras intencijas. Mes galim kurti vertę, nebūtinai pinigais, nebūtinai galbūt taip, kaip aš dabar transliuoju kažką, padaryti gražią dieną kažkam, padėti. Nu čia iš tos serijos močiutė per gatvę pervesti, nusišypsoti, tiesiog pamatyti kažkokį praeivį, galbūt liūdną, nusišypsoti, palinkėti geros dienos. Jūs neįsivaizduojat, jeigu jūs šiurpai dabar tokia eina, jeigu jūs pagerinsite kažkam dieną, jeigu jūs kažkam duosite, padėsite, bet taip nuoširdžiai, erdvė reaguos. Ką mes skleidžiam, ane, tą patys gaunam. Čia yra atsako dėsnis, bumerango dėsnis. Ir ką mes duodam, ane, netgi tas dėsnis, ką mes duodam, dešimteriopai grįžta pas mus atgal. Todėl mes galim juk duoti gerą nuotaiką, mes galim padovanoti džiaugsmą, mes galim padovanoti gerą emociją, ne? Tiesiog apkabinti kažką, kažkam paskambinti, galbūt kažko atsiprašyti. Ir tai labai labai atsilieps, ne, ateityje. Todėl, ne, arba savo darbu, jeigu aš darau verslą, netgi, kokią pridėtinę vertę turi mano verslas, kaip aš galiu per savo verslą prisidėti prie pasaulio progreso. Galbūt aš anksčiau turėjau būtent tokį interjero verslą, tai buvo gėlių verslas ir aš sakiau, kad aš puošiu namus, aš suteikiu jiems gerą emociją. Patys savo suvokite, ką jūs galite daryti. Galbūt aš ir dirbu su statybomis, ne, mes statėm namus, mes suteikėm žmonėm sąlygas gyventi. Ir žiūrėti į verslą arba į darbą ne tik tai kaip pinigų gavimo būdą, bet kaip tą pridėtinę vertę, ką aš duodu pasauliui. Tai yra labai labai svarbu ir svarbus raktas į mūsų klestėjimą ateityje, nes
erdvė pagal būtent atspindžio dėsnį ir pagal tas pačias vibracijas, ne, atiduos mums lygiai tiek, kiek mes transliuojame. Tiesiog nuspręskite patys sau, ką aš duodu, ne, kokia yra mano vertė. Galbūt aš, na, ką aš bedaryčiau, vis tiek aš duodu, ne, vis tiek aš duodu, aš galiu a, aš galiu kažkaip kitaip galvoti, ne tai, kad aš einu į darbą, nemylimą darbą, ten kenčiu ir panašiai, bet galbūt, nežinau, spausdinu straipsnius, aš palengvinu kažkam, nežinau, gyvenimą, bet ką, ne, tiesiog su patys sau darbą arba pajamų šaltinį apipavydalinkite kitaip, ane, kad tai yra, oho, kiek aš duodu. Ne tai, kad aš einu, kenčiu, man tam nepatinka, bet oho, kiek aš duodu, kiek aš galiu duoti. Iš tikrųjų, gal aš net nesusimaščiau, kad, okei, aš aptarnauju žmonės, bet aš dabar galiu nusišypsoti ir jie išeis su geresnė nuotaika. Ne? Tiesiog pakeisti požiūrį. Aha, šiandien sunku kvėpuoti. Tai vat padirbėsime tuoj su kvantine reiki. Mhm. Manau, jau prieš praktikas prasideda transformacija. Transformacija prasideda tada, kai jūs išreiškite norą dalyvauti praktikoje. Arba ten, pavyzdžiui, kai aš darau konsteliacijas, eilė yra 3-4 savaitės, bet transformacija prasideda tada, kai jūs nusprendėte ateiti ar į sesiją, ar į šitą eterį, ar kažkur tai, nežinau, galbūt kažkokį retrytą, ne? Transformacija, procesas prasideda jau tada. Todėl, jeigu yra peršalimas ar akies skausmas, reiškia, jum jau galbūt parodo tas akies skausmas, okei, atkreip dėmesį galbūt į akį, o apie ką tau nori pasakyti akis. Kiekviena liga, kiekvienas simptomas, praradimas, vaiko kaprizas, mano emocija, kalba su mumis, kalba ir nori kažką pasakyti. Ne? Ar galima dalyvaujant jūsų praktikose gydyti ir savo vaikus? Iki 10 metų galima, iki 13-14 metų galima tikrai. Netgi iki 18 galima, bet jau nuo 13-14, kadangi skaitos, kad jau eina savo individualią karmą, nes iki 13-14 jie yra tėvų laukia labiau ir tėvų karmoje, todėl jeigu maži vaikai serga, tai labai praktiškai visada tėvų programos, ką jie atspindi. Arba, aišku, tai gali būti vaikų iš praeitų gyvenimų arba tokie karminiai reikalai, bet kol vaikai yra maži, tai pirmas dalykas, jeigu jie serga arba kažkokios problemos su jais yra, žiūrėti į save, į tėvus, į ką vaikai atspindi. Tai po seanso labai suaktyvėja visas kūnas, organizmas, po gydymo praktikos sukyla temperatūra, angina, bet viskas kitaip, kitokie pojūčiai. Jau kelintą dieną guliu lovoj ir leidžiu sau sveikti. Taip. Ir jaučiu, kad tai valymosi procesas, noriu pasveikti ir atsistatyti energiją. Taip, taip, reikia kūno atsistatyti ir duoti jam tai. Todėl gydymas pradėtas. Tai gerai, gerai. Labai širdies plotą pastarąsias dienas spaudžia. Spaudžia dėl to, kad aktyvuojasi dvasinė širdis ir gali skaudėti širdį. Pagrindinės problemos, simptomai dabar bus, tai yra būtent širdies plote, krūtinės ląstoje kažkokios problemos, ar su širdimi, su fizinių organų širdimi, arba su
galva, smegenimis, nes aktyvuojasi dvasinės smegenys, dvasinė širdis, nauji dvasiniai organai, nes anksčiau jeigu mes bendravom per savo fizinės smegenis, ir tokia fizinė širdį, tai dabar aktyvuojasi dvasinės smegenys ir dvasinė širdis, kad būtų tarp jų komunikacija biški kitokia ir žmonės turėtų galimybės, na, būtent atgautų savo jėgą, tai, kas buvo atimta, tai, kas buvo prarasta arba pamiršta, telepatija, intuicija. Ir tam reikalingi biški kiti tokie energetiniai organai, plus aktyvuota DNR. Dėl būtent nuovargės, tai viskas byloja apie pokyčius kūne. Ir jo, todėl jeigu skauda širdį, ateikite į planetarinės meditacijas arba dvasinės širdies aktyvacijas. Aš turiu labai daug irgi praktikų prieinamų atvirai, jūs galite jas klausyti ir daryti. Tai yra būtina dabar. Kada bus reikalingos žvakės? Uždekite dabar, tegul dega. Gali būti paprastos žvakės, nebūtinai geltonos arba auksinės, tiesiog žvakė. Žvakė visą laiką gerai, kad degtų, kai yra meditacijos praktikos. Sėdieną galvą skauda. Nežinau, nuo ko, nu, tai būtent nuo to ir skauda, kad tai yra procesai, kurie vyksta su mumis, mes transformuojamės, netgi mūsų ląstelės transformuojasi, kristalizuojasi, kraujas kristalizuojasi, keičiasi kraujo ir ląstelių struktūra. Įsivaizduokite, kiek pokyčių, kiek visko vyksta mūsų kūne, kiek visko vyksta mūsų kūne ir kokius pokyčius jiems reikia praeiti. Vis aktyviau fiksuoju būseną, kai fiziniu kūnu esu čia ir tuo pačiu kitoje paralelėje. Kartais prašoku dabartyje vykstančias situacijas, o persikeliu kitur. Labai gerai, nes dabar taip ir vyksta, nes labai tokios plonos ribos. Na, mes dabar galim žymiai lengviau šokinėti per savo realybės linijas. Ir na, mes esame kartu ir banga, ir dalelė. Jeigu yra stebėtojas, mes esame dalelė, jeigu nėra stebėtojo, mes esame banga. Ne, man atrodo. Ir todėl mes galime būti ir banga, todėl mes galime nusikelti, kur mes norime. Mes netgi grupėje darėm planetarinę meditaciją, skridome į Saulę, aš galiu jūs nuskraidinti į Saulę, mentalėje kelionę tokią galim padaryti, nes aš turėjau įsikūnijimų Saulėje, todėl Saulė gyvena plazmoidinės būtybės, jeigu ką. Vat, ir aš ten turiu bilietą ten patekti, sakykime taip. Ir na, kiekvienas gali patekti, ne, bet na, tiesiog kai kas gali pravesti, ne. Pravesti. Ir būtinai su apsauga. Dar taip galbūt ne apie apsaugą, ne. Mes darėm praktikas ir na, kai kurios moterys sakė, kad nu, kažkur kitur praktikuoja, medituoja ir kai kurie tik tai pas mane išgirdo apie apsaugas medituojant. Mes einant į astralą arba mentalinėse kelionėse, mes erdvėje paliekam savo kvantinį pėdsaką. Paliekam netgi savo biškį energiją, žinot, tokias kaip tokias energetinės daleles. Ir reikia būtinai turėti apsaugą, kad mes nepaliktumėm, sakykime, to pėdsako ir neišsibarstytume, nes arba tada labai svarbu irgi grįžti į save, vėl grąžinti visą savo energiją, surinkti iš erdvės. Vėlgi, nežinau, tokio sąmoningumo medituojant, jeigu jūs medituojate arba vieni, arba kažkur kitur, nu tiesiog tai yra labai svarbu, nes, žinot, kaip mes išeinam iš namų,
per sniegą, paliekam savo pėdsakus. Būtent tokiais pėdsakais gali pas mus kažkokias, mūsų pajausti gali tam tikros energetinės būtybės, išjausti mūsų kvantinį pėdsaką ir prikipti prie mūsų. O mums to visiškai nereikia ir yra kaip tik tokie, kurie, sakykim, tie magai arba energijų surinkėjai, jie būtent ir medžioja tokius, kurie išeina į astralą be apsaugos. Todėl tai yra labai svarbu ir kaip vat, jūs sakote, prašoku, tai irgi yra labai svarbu. Mhm. Man rytoj operacija. Ir sakau, be praktikos susirgsiu arba pakils temperatūra. Nebūtinai, ta prasme, čia temperatūra pakyla galbūt tiem, kam, nežinau, reikėjo šitų procesų. Išreikškite ketinimą, kad gydymas eitų taip, nesukeliant temperatūros prieš operaciją. Tiesiog aš po to dar pasakysiu apie ketinimą. O praktiką atlikinėkite, ta prasme, čia jūs galite tiesiog harmonizacijai, nebūtinai gydymui, energijos harmonizacijai. Kaip tik gerai būtų. Gerai. Skauda. A, 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 a. Mane iš kažkur atsinaujino, prieš daug metų buvęs juosmens skausmas, sunku judėti. O dabar viskas yra atsinaujina, dabar viskas turi būti, žinote, tarytum pati erdvė iš mūsų spintos ateina ir visus tos nereikalingus rūbus, kurie ten užsigulėję. Žinot, kaip sako, jeigu tu nenaudoji to rūbo, metus laiko reikia jį atiduoti arba išmesti. Tai tarytum kažkas ateina ir viską išmeta iš jūsų spintų, paspaudžia ant tų raudonų mygtukų skaudančių, tam, kad jūs pastebėtumėte tai. Nes jeigu tai yra, mumise skauda tik tai, kas mumise yra. Jeigu yra skausmas atėjo kalbėti. Mm, Skausmas atėjo kalbėti ir pranešti, na, būtent apie tai, apie mūsų užslopintas emocijas, baimės ar karminius kažkokius mazgus. Aišku, viskas individualiai labai. Tai va. A, 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 a. Aš žiūriu, mes kiek čia jau valandą. Aš galvoju, mes einam galbūt į energetinės praktikas, o mm, praktikas aš jums surašysiu arba balso žinute, įdėsiu kažkur, kur į Facebook'o puslapį savo ir į mano grupėje. Mano grupėje, nes nenoriu tada šiandienos eterio to daryti, neužimti laiko, geriau mes padirbėkime energetiškai. O tas praktikas aš jums surašysiu tada. Viską surašysiu. Dar aš nežinau, dabar gal nekalbėsiu, bet apie senėjimą, kad tai yra būtent klaida mūsų ląstelėse, kurios dalinasi. Ir kai mes išimame klaidą iš mūsų organizmų, iš mūsų vidaus, išimame klaidą kaip, žinau, negatyvi emocija, nes destruktyvi programa, kai mes gyvename ne pagal visatos dėsnius, mumise pasižeidžia tas etaloniškumas mūsų energijų. Todėl labai svarbu pažiūrėti, kokios yra mano pagrindinės organizmo klaidos ir jas ištaisyti. Aš tai darau, jeigu norite, aš ir pakviesiu į seminarą, aš papasakosiu daugiau, nes čia aš galėčiau labai daug apie tai pasakoti. Na, bet tokie ateinantys seminarai atviri, ne, tai bus apie senėjimą. Mes jau turėjome, aš nežinau, kada prieš gal pusę metų apie senėjimą aš kalbėjau, tik tai neatsimenu, ar tai buvo atvirai, ar buvo uždaros kažkokios praktikos. Bet būtent dabar
man atėjo daugiau žinių, kaip dirbti su klaidomis, su senėjimu, kaip jį sustabdyti. Ir kovo 7 mes turėsim seminarą moteriams. Na, mes turėsim seminarą moteriams būtent apie moteriškumą ir kaip mes buvom apgautos, ane, ir ką dabar moteriams irgi labai labai svarbu suvokti, padaryti. Ir po to startuos kursas moteriams. Kursas moteriams, jisai bus pagrinde apie atstatymą irgi savo energijos į vėl savo varikliuko užkūrimą. Bus labai daug informacijos suaugusiems N18 apie taip, kaip mes galime sueities metu generuoti energiją ir būtent lytinis aktas, jisai tam ir yra, bet labiau tai turėtų būti sąmoningas sueitis. Vat. Bus, aišku, informacija pagrindė moteriams, bet galbūt bus kažkokios paskaitos ir vyrams. Ir vyrams, nes, nu, tai yra svarbi informacija visiems, nes ypatingai senėjimas pradeda reikštis taip, nu, apie 40 metų, ne, tada mes einam tarytum į minusą jau tą, ne? Ir būtent mes galime, generuojant energiją, stabdyti senėjimo laiką, ne, prailginti savo gyvenimą. Manau, kad visi mes norime sustabdyti šios procesus, pasveikti, būti energingi, nes aš klausiau savo dvasinių kuratorių, ko žmonės tiek daro, tiek įdeda dabar resursų apskritai į savo evoliuciją, į savo dvasinį kelią ir panašiai. Ir na, mes dabar esame kvantinio perėjimo laikotarpyje ir galvoju, negi jie nenusipelno pamatyti dar šiame kūne iš tų procesų. Todėl man parodė tam tikrus dalykus, būtent apie tai, kaip tą klaidą galima taisyti, nes kad tai senėjimas yra klaida, tai faktas, bet kaip tai klaida ir senėjimas yra liga, o liga yra irgi simptomas, kurį galima pagydyti. Ir mokslininkai irgi tai yra įrodę, kad senėjimas yra liga. Tik tai reikia suvokti, ko nori būtent šita liga ir šita klaida, kaip jinai įsivėlė į mūsų organizmą. Tai padaryti gan paprasta, bet reikalauja laiko ir tam tikrų pastangų ir indėlio viso asmeninio. Na ir noro, žinoma. Žinoma, noro. Kada bus gydymo praktikos savaitė? Aš manau, šiandien kas yra antradienis, aš manau nuo ketvirtadienio. Aš manau, nuo ketvirtadienio bus tos praktikos, ketvirtadienis, penktadienis. Dar negaliu tiksliai pasakyti, bet šią savaitę prasidės. Tai tie, kas norite, parašykite man asmeninės žinutes, kad jūs norite šitų praktikų, nes daug kas yra komentavęs po postais, tai aš jūs surasiu, bet galite pakartoti žinutes man po to asmeniškai. Ką, atsigerkite vandens. Einame praktikas, o po to pažiūrėsim, kiek laiko mes turėsime ir norėsime čia būti šnekėti. Na, padarysime galbūt kitokias praktikas susijusias su pinigais, arba gal dar susitiksime vieną dieną. Gal dar vieną dieną susitiksime taip atvirai praktikai. Gerai. Užsimerkite, kvėpkite, iškvėpkite, maksimaliai patogiai įsitaisykite, bet kad stuburas būtų tiesus. Atsisėskite tiesiai. Atsisėskite tiesiai. Ir pabūkite. Pabūkite kontakte su savimi.
Būkite kontakte su savimi ir pakvėpuokite. Įsivaizduokite, kad jūsų kvėpavimas tai yra toks kaip stebuklinga pompa, pompuojanti energija. Mes pripratę kvėpuoti nesusivokiant ir neįsijaučiant į šitą procesą. Bet kvėpavimas tai yra labai galingas įrankis, kuris pripildo mus ne tik oru, bet ir energiją. Pajauskite dabar savo vidinį indą. Tiesiog tokią vidinę talpą, kurią mes galime pripildyti energiją iš išorės. Ir įsivaizduokite dabar savo talpą, savo indą, tokį, koks jisai yra. Pažiūrėkite, kas yra jame. Galbūt pamatysite tam tikrus gyvius, dulkes, šakas, voratinklius, galbūt akmenys, galbūt kažkas ten yra pridėta, tokių, galbūt ten kažkas yra pridėto antikūnių, svetimkūnių, ir svetimkūnių, kurie ten neturėtų būti. Ir kvėpuojant, įsivaizduokite, kad jūs iš erdvės pasiėmate ir įkvėpėte auksinę energiją, kuri pripildo jūs dieviška šviesa. Pakvieskite į šitą praktiką savo aukštesnį aš, savo dvasinę komandą, dvasinius kuratorius. Pakylėtusius mokytojus, pakylėtąjį mokytoją Jėzų Kristų. Galite pakviesti Dievo motiną. Tuos pakylėtusius mokytojus, kurie jums yra artimi, pažįstami. Pakvieskite į šitą erdvę ir arkturiečius ir plejadiečius, kurie yra žinomi kosminiai gidovai. Jeigu jūs nenorite jų kviesti, nežinau, galbūt nepasitikite, galite nekviesti. Bet tiesiog pakvieskite į šią erdvę tik šviesos būtybės ir suformuokite aplink save auksinę sferą. Ta auksinė sfera yra tokia tarytum kulkų nepermušama. Tuo pačiu tokia labai lengva, bet iš kitos pusės labai stipri. Ir tai yra sfera, tarytum toks energetinis lazerinis tinklelis, kuris pro save įleidžia tik tai pačių aukščiausių, tyriausių vibracijų energijas iš šviesos būtybių. Ir ta sfera, pro kurią patenka šviesa, jinai turi tokią savybę, kurie leidžia tamsai ir destruktyviai, negatyviai energijai išeiti iš jūsų vidinės sferos. Todėl įsivaizduokite, kad jūs įkvėpėte auksinę energiją ir ta auksinė energija tirpdo tai, kas yra jumise užsigulėję, tą negatyvę tamsią energiją. Bet su dėkingumu tam, kas buvo. Ir paklauskite savęs, tai, ką jūs dabar matote savo inde, tuos negatyvius vaizdinius, tamsią energiją. Apie ką tai jums? Kaip, kada ir kodėl tai jumise susiformavo?
kokia jūsų savybė, bruožas, jausmas, vibracija pritraukia negatyvią energiją į jūsų gyvenimą. Ir pirma mintis, kuri ateina, tai ir bus atsakymas. Galite žiūrėti, galbūt tos akmenės, galbūt kažkokias dulkes, šakas, tai, kas yra jūsų viduje, iš kur tai atėjo, kas tai yra. Ir kaip tai prisitraukia. Ant kokios mano skleidžiamos energijos, vibracijos prisitraukia būtent tą tamsioji energija. Ką aš darau ne taip, ką aš darau ne pagal visatos dėsnius. Kur aš pažeidžiu harmoniją ir balansą. Ir ką man pakeisti, pakoreguoti savyje, kad ateityje tai prie manęs neprikibtų. Ką man pakeisti, pakoreguoti savyje, kad aš pritraukčiau, primagnetinčiau tik tai pačias pozityviausias energijas, galimybes, bet ne pamokas. Ir kokią pamoką aš dabar turiu išmokti ir suprasti. Kokią pamoką aš turiu išmokti suprasti, ką pakoreguoti savyje, kad aš atsistočiau į klestėjimo ir gausos džiaugsmo kelią, kad aš galėčiau peršokti į kitą savo realybės liniją. Kas laiko mane destruktyviame scenariuje, kas laiko mane destruktyviuose santykiuose, kas trukdo finansiniai gausai ateiti į mano gyvenimą. Užduokite patį svarbiausią jūsų klausimą. Kas tokio yra manyje būtent, ką aš transliuoju į erdvę, kad aš pritraukiu negatyvą arba nemalonę situaciją. Ką man pakeisti, pakoreguoti savyje. Jūs praktiką galėsite pakartoti, užduoti savo daugiau klausimų. O dabar tiesiog pakvėpuokite, įkvėpkite auksinę energiją ir iškvėpkite
tamsią energiją. Įkvėpkite auksinę energiją ir iškvėpkite tamsią, destruktyvią energiją. Pasakykite, prašau, pasakykite dabar, prašau aktyvuoti reiki apsivalymo energijas. Ir įsivaizduokite, kaip iš pačio tyriausio, šviesiausio visatos taško, iš pačio šaltinio, iš Dievo, į jūs eina auksinės energijos srautas, pripildo jūs, išvalo. Kaip kosmoso energijos patenka į jūs, į jūsų aurą, į jūsų. Man buvo kažkas su internetu. Jo, man buvo kažkas su internetu, bet dabar aš pakeičiau. Išsijungia Wi-Fi'us. Pabūkite dabar reiki apsivalymo energijose. Ir kai būsite pasiruošę, pasakykite, aktyvuoju reiki klestėjimo energiją. Ir įsivaizduokite vėl, kaip energija eina iš pačio aukščiausio visatos taško ir pripildo maksimaliai jūsų indą. Įsivaizduokite, kaip Dievas, kaip duodanti energiją, siunčia jums savo palaiminimą. Galite netgi įsivaizduoti arba fiziškai pakelti savo rankas į viršų ir sudaryti kaip energetinę taurę. Tiesiog pakelkite ir įsivaizduokite, kaip energija įeina į jūs, pripildo iš vidaus, pripildo kiekvieną jūsų ląstelę. Kaip ši energija jūs transformuoja. Ir įneša tokį džiaugsmo dvelksmą. Tarytum kiekviena ląstelė pradeda būsti ir džiaugtis kaip mažas, tyras vaikas. Džiaugiasi tuom, ką jinai turi. Padėkokite dabar už tai, ką aš turiu. Nuoširdžiai už tai, ką aš turiu, nes kiekvienas mes tikrai turime už ką dėkoti. Už tai, kad aš esu už namus, už mano artimuosius. Galbūt net už tai, kad aš dabar turiu galimybę būti čia ir dabar, klausytis šito įrašo, gauti šitas energijas. Padėkokite visiems, kiekvienam žmogui, kuris buvo jūsų gyvenime, kuris gyveno prieš jūs. Irgi padarė savo indėlį dėl bendro progreso, dėl bendros pasaulio evoliucijos. Iki mūsų čia planetoje gyveno milijardai žmonių. Milijardai žmonių, kiekvienas iš savęs darė savo indėlį, kad mes galėtumėm gyventi būtent tokiame pasaulyje, kokiame gyvename dabar. Nuoširdus dėkingumas ir savo vertės suvokimas. Tiesiog dabar tose energijose suvokite, kad taip aš esu vertas, taip aš esu svarbus ir reikalingas elementas visatos dėlionėje. Ir ką aš duodu, kaip aš prisidedu prie progreso. Ir jauskite, kaip energija eina į jūs ir
ir pasiimkite tiek, kiek galite. Tiek, kiek yra saugu, tiek, kiek reikia. Kad ši energija užpildytų jūsų jau dabar esamas skyles ir pašalintų nereikalingus prisirišimus, kanalus, per kuriuos nuteka jūsų energija. Ir pamatykite, kaip jūsų indas prisipildė. Įsivaizduokite, kaip prieš jūs atsiranda gydomoji lova. Jinai idealiai prisiderina prie jūsų kūno formų ir jūs matote šviesos būtybės kaip angelus, kurie kviečia jūs atsigulti seansui. Šiandien jūs turite galimybę tai padaryti. Pakvieskite savo aukštesnį aš vėlgi, kad kuruotų šitą procesą, savo dvasinius vedlius. Pakvieskite plejadiečius ir arkturiečius, mūsų kosminius draugus, kurie ir perdavė būtent tas technologijas ir kurie gali mus gydyti savo gydančiomis energijomis. Ir įsivaizduokite, pajauskite, kaip aplink jūs yra šviesos būtybės, kurios prideda savo rankas jums prie skaudančių vietų. Galbūt tiesiog suharmonizuoja jūs. Paprašykite, ko jums dabar labiausiai reikia. Galbūt tiesiog energijos prisipildymo, harmonizavimo, čakrų harmonizavimo, energijų harmonizavimo, vyriškos, moteriškos energijos harmonizavimo ir balanso, gydymo. Ir pajauskite, kaip aplink tą lovą pradeda formuotis energija. Toks kaip šviesos kokonas, kuris labai 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 švelniai jūs gaubia. Ir jūs esate visiškame saugume, jūs esate savo apsaugoje ir jūsų negali pasiekti jokios destruktyvios energijos ir energijos formos. Ir paprašykite jums būtent dabar reikalingo harmonizacijos seanso arba gydymo, galbūt atstatymo, energijos atstatymo. Galbūt ląstelių restruktūrizavimo. Tai, kas jums reikalingiausia dabar, galbūt jūs nejaučiate galbūt tam tikrų simptomų, bet paprašykite, kad jums energija būtų siunčiama būtent ten, kur jums dabar labiausiai reikia. Ir pajauskite, netgi tokios gydančios spiralės įeina į jūsų kūną, kaip šviesos kodai. Pajauskite tas mylinčias šviesos būtybės, kurios išeina tarytum iš šviesos debesies.
Tik iš šviesos atėjusios būtybės gali nešti mums šviesą ir pagalbą, gydyti. Pajauskite jų gydančias rankas, gydomąją galią. Ir lova, kurioje jūs gulite, irgi tarytum šildo iš apačios. Prisideda irgi prie seansų, prie tarytum tai tokia energovibracinė lova, kuri vibruoja energiją. Galite pajausti ir mane, galbūt aš prieisiu prie kažko. Galbūt aš jūs irgi preskenuosiu, galbūt jūs pajausite pakylėtai mokytoją Jėzų Kristų. Visas einam. Tarytum pajauskite, kaip yra skenuojamas jūsų kūnas. Galbūt jūs net išgirsite atsakymus. Kodėl jums skauda vienokia ar kitokia vieta. Pajauskite arktūriečių rankas ant savo galvos. Tarytum jie masažuoja jums jūsų kaktą. Masažuoja galvą, atpalaiduoja ir tarytum atveria reikalingus kanalus. Aktyvuojant netgi kankorėžinį liauką. Aktyvuojant kankorėžinį liauką ir suformuojant dvasinės smegenis, kad juose užsidegtų vidinė saulė, vidinė šviesa, kad dvasinės smegenys taptų aktyvus tiem, kas yra pasiruošęs. Pajauskite ir pamatykite savo smegenų projekciją. Aš tuo nesiruošiau duoti, bet tiesiog taip veda. Reiškia, kažkam reikia ir kažkas yra pasiruošęs. Pamatykite savo smegenų projekciją kaip tarytum skaitmeninė versija savo smegenų. Kaip integruojasi šviesos smegenys, leidžiant jums priimti visai kitokio pobūdžio informaciją ir filtruoti informaciją teisingai. Suvokti informaciją tokia, kokia jinai yra, be iliuzijų, be kaukių, be filtrų. Ir netgi kaip jūsų apatinė čakra, jūsų seksualinis centras
komunikuoja su naujos kokybės smegenimis, su dvasinėmis smegenimis, kad galėtų būti reguliuojamas jūsų libido, kad mes turėtumėme sveiką protą, sveikus norus. Žmogus, kai jam yra svarbiau būtent jo dvasiniai poreikiai, bet ne kūno poreikiai, būtent greito pasimėgavimo, kai aš kažko noriu, savotiško susilaikymo ir askezės, jisai labai daug transformuoja ir taip jisai tampa dar žymiai labiau patrauklus e, priešingai lyčiai, ypatingai moteris. Jauskite dar, pabūkite tuose procesuose su dėkingumu ir priimkite su dėkingumu tai, kas vyksta su jumis. Išjauskite ir pabūkime dar kelias minutės. Kam reikia, paprašykite, kad darbas tęstųsi ir per naktį, arba tol, kol procesas arba tol, kol būtų dėsninga ir reiktų sustabdyti procesą tiek, kiek jūs dabar galite paimti ir tiek, kiek jūs galite, tiek, kiek jūs esate pasiruošę, tiek, kiek jums reikia. Ir su dėkingumu visiems, visoms šviesos būtybėms. Pabūkite dar kažkiek, kiek jums norisi. Arba grįžkite čia ir dabar, jeigu jaučiate, kad procesai galbūt baiginėjasi. Grįžkite, atsistokite mintimis iš tos lovos. Arba jūsų kvantiniais dvyniais, arba jūsų fantomas gali tęsti gydymą toje lovoje, bet jūs savo sąmonę grįžkite čionais. Ir kai ateis laikas, jūsų fantomas, jisai susijungs su jumis, jūsų energetinis dvynys, jisai susijungs su jumis ir grįš į jūs. Jūs galėsite po to pasižiūrėti, ar ten viskas gerai su juo yra. Grįžkite čia ir dabar. Ir parašykite man, kaip jūs jautėtės. Jūs jautėtės, ką jautėte, ką matėte, ką patyrėte, kaip jautėsi energijos. Ar jautėte mane, nes aš buvau prie kai kurių, kai kam buvo labai netgi ištiesinamas stuburas, kai kam buvo gydomi ten, kiek aš spėjau pamatyti, tiek, kiek aš spėjau pamatyti, bet daug procesų labai vyko ir būtent seksualinį centrą harmonizavo. Tai, ko aš neplanavau pati iš savęs, bet labai dažnai tiesiog veda kaip veda taip, kaip reikia. Galbūt ir tam irgi, kad būtent ateitų tikrosios poros sielos dvyniai, nes jeigu mes turime labai aktyvų libido ir geismą, kad būtent komunikuotų šitas centras su mūsų smegenimis naujos kokybės ir
tie procesai veiktų kitaip, nu, būtent apie tai, ką aš sakiau, apie tą sueitis būtų sąmoningesnė. Tai jūs gavote šiokią tokią dovaną nuo šviesos būtybių. Um, vat. Ko aš labai prašyčiau iš jūsų dabar visų, kiekvieno, kurie gavo savo naudos, kaip, kurie gavo ir kurie buvo čia, parašyti atsiliepimą tokį mažą, nežinau, čionais, arba parašyti man po to, kaip jūs jau, kaip jūs jausitės rytoj. Būtinai. Tai yra tokia viena iš sąlygų, nes taip, tai yra tokie mano seminarai yra mokami, bet šiandien buvo sąlyga geras darbas ir atsiliepimas. Arba donacija, kiek norite, iki 30 eurų, jeigu galbūt geras darbas jums. Jeigu nenorite daryti gero darbo kažkokio, ne, tai tiesiog kai mes gauname, labai gauname ir atiduoti toje erdvėje irgi sukurti tam tikrą vertę. Sukurti tam tikrą vertę, kai aš atiduodu, kadangi gavau čia ir aš noriu irgi pasidalinti. Ne tik, kad aš noriu atiduoti, bet aš noriu irgi pasidalinti. Aš gavau ir aš noriu tą gerumo bangą, dalinimosi bangą perduoti ir kitiem. Ne? Ir taip ta grandinė, sakykime, tokia irgi jungsis. Ir progresas pasaulyje bus toks spartesnis. Aš lauksiu rytoj jūsų ir šiandien, tu pažiūrėsi, ką jūs rašote. Stuburas man buvo gydomas ir mačiau jūsų rankas virš galvos. Jo, aš stuburą mačiau ir buvau priejusi prie galvos pridėjęs tam tikriem žmonėm rankas ir ne tik prie galvos, aš buvau prie kelių žmonių. Tie, kurie žiūrės įrašę irgi vienam kartui, bent jau aš, mano gydymas vienam kartui. Tie, kurie žiūrės iš įrašo, tai yra mano toks, mano dovana, dalyvavimas, kai galit kviesti ir mane į savo erdvę, netgi iš įrašo. Aš paliksiu tokias energijas, kad aš galėčiau ateiti vieną kartą darant. Tie, kurie šiandien žiūrė, tie, kurie tik pirmą kartą prisijungs iš įrašo. Tai toks vienam kartui, vienkartinis sensas. O jo, ten žiūrėkit, ant kiek jūs galite tada patys be vedlio kažkaip pasijungti iš tos procesus. Jo, nes tam tikri dalykai buvo tokie įdomus. Tarpais pykino, gerai, pykinimas irgi labai gerai, nes išeina negatyvios programos, šiurpuliai, jausmas tarytum bado adatėlėm, pykinimas, žiovulys, ašaros, karštis, šilta, šalta, tai tik tai parodo apie vykstančius procesus. Todėl jeigu pykina kartais, išspjaukite, smegenyse kažkas tikrai vyko, kažkokie impulsai akise mirguliavo, seksualinis centras kaito. Taip, nes man įrodė, kad ten yra galva labai spaudžia. Iškvėpkite, pakvėpuokite. Įsivaizduokite, kad ten, kur spaudžia, iškvėpkite, pakvėpuokite, tarytum įkvėpėte ir iškvėpėte per tą vietą, kuris skauda. Biškai pakvėpuokite, nes energijos labai stiprios, ypatingai galbūt jeigu ne taip dažnai su manimi, tai šiandien tikrai buvo stipru. Aha, man gelia vieną pėdą ir skauda vieną pėdą ir klubas, tai dar dabar. Aš lik apsvaigusi, jo dabar dar pabūkite, pasidėkite, pagulėkite, stenkitės šiandien tada eiti eiti anksčiau,
jau ganėtinai vėlu, ateikite ilsėtis nu, tai yra tarytum tokia energetinė operacija. Todėl aš liks žinot, kaip mes prabundom po narkozės. Galbūt kažkas užmygo, kartais tiesiog gali kažką tokia į energetinį narkozę patalpinti, kad mažiau skaudėtų arba mažiau smegenys priešintųsi. Tvinksėjo daug kūno vietų, labai stiprios energijos, net supo gerai. Jaučiu, kad aš buvau ir pajėgų nemažai. Labai gerai, gerai, energijos vaikščia. Mhm. Bus įrašas, bus įrašas. Ar galim mačiau jūs ir Jėzų, šypsojotės ir linksėjot teigiamai galvą, rytoj būtinai parašysiu. Jo, Jėzus ten buvo, Jėzus buvo arkturiečiai, labiau šiandien arkturiečiai iš tikrųjų labiau, aš juos jaučiau, nes aš su jais šiandien bendravau ir kviečiau ateiti į šitą eterį, nes, na, aš kontaktuoju su jais, su kosminėm civilizacijom, aš galiu perduoti būtent per juos žinias, nes, na, kaip jūs tai priemate taip, bet, na, kontaktavo jie ir kontaktuoja visą laiką ir padėjo mums, žmonėms ir senovės civilizacijos, jos buvo per juos, ne, jų pagalba, jų žiniomis irgi klestėjo. Jie tik vat, būtent kuravo ir dabar kuruoja ir vėl veda per žmonės, daug labai dabar tokių vedlių, jam prasiveria ir čenelingas, telepatija, mediumystė. Vat, todėl, jeigu jūs norite, kad jums prasivertų, tai būkite kuo dažniau mano erdvėje, nes tada irgi tai prasivalo šiandien valia, būtent irgi kankorėžinį liauką, smegenis, kad ir jūs priimtumėte tą tyrą, švarę informaciją be, iš, be tokių iškreipimų. Ne? Koks tai gali būti geras darbas? Geras darbas, kad jis nepakenktų. Pavyzdžiui, aprinkti šiukšles, padaryti kažkam gerą dieną, nueiti į gyvūnų prieglaudą, galbūt pavedžioti gyvūną. Nu, pažengusiems galbūt paimti gyvūną iš prieglaudos. Tai jūs savo tiesiog labai padėsite, nes tai bus labai didelė pagalba. Jūs gausite labai didelį atsaką už tai. Gausite daugiau negu davėte. Ir, nežinau, galbūt aplankyti, nežinau, sergančius vaikus, kai būna niekino vaikai, kur pabudėti ligoniniai, nedaryti kažko tokio, man gaila šito žmogaus, aš jam persiunčiu ten 50 eurų ar 10 eurų. Man būtent tą žmogus surezonavo, sakykime taip, arba pervesti kažkokiam organizacijom, bet irgi, kad tai būtų tikrai šviesus darbas, ne? Kad nežinot, kaip nueiti pamaitinti antis, duoti jiem baltos duonos, nuo kurios, sakykime, jiem tik tai po to skauda skrandį ir panašiai. Tai kad tai būtų taip maksimaliai, maksimaliai ekologiška. Maksimaliai ekologiška. Pajaučiu, kad tu turi dalintis. Galvoju apie dvi pažįstamas, kurios turi terminį vėžį. Nu, jeigu jis turi vėžį, tai nu, nežinau, tegul ateina galbūt net ir pas mane, ar, nežinau, pati gal lankyti kažkaip. Sūnus atėjo atsigulė, kaip niekad ramus buvo. Jūs galite rašyti, aš tada, nežinau, išeinu iš eterio arba ir ką. Susteiksime kitą kartą, padėkokime mūsų žemei Gajai, nusiųskime padėką žemei Gajai, kad mes joje, kad jinai yra apvali ir mes turėjome galimybę sustikti, gauti šiandien šitas žinias ir padėkokime mūsų angelams sargams, šviesos būtybėms
Ir sau, mūsų ratui, kiekvienam, kuris čia buvo ir kiekvienam, kuris klausysis, tiesiog dėkingumas, džiaugsmas, tiesiog į tą bendrą, žinot, kaip bendrą ratą įmeskime dėkingumo, džiaugsmo, širdelių energijos, kad tai tiesiog, kadangi tai, kai yra rate, toks bendras ratas, jame viskas sustiprėja, geometrinė progresija, kiek mūsų čia yra. Todėl kuo daugiau gerų emocijų mes čia įdėsime dabar į tą ratą, dėkingumo visiems, tuo daugiau ir patys gausime, ne, ir tuo daugiau sugeneruosime toje erdvėje. Todėl aš irgi dėkoju ir dėkoju, kad jūs tikite tomis technologijomis. Ir aš ateityje planuoju daryti retrytus, tokius būtent tai, kas susijęs su senėjimu ir tai, kas susiję būtent su kitomis irgi praktikomis, kaip tais gydymas kvantiniais kodais per arktūriečius, plejadiečius, per siriečius. Mm, Ir per Jėzų Kristų iš tikrųjų, nes per jį aš irgi galiu gydyti, per jį arba per Dievo motiną. Todėl bus daug gydomųjų seansų ir bus Atlantidos tokie metodai, būtent gydimas Taro arkano energijomis. Jo, bus labai daug visko, ateityje. Tai kviečiu tada į praktikas. Labai gražus skaičius mūsų dabar yra ir turbūt ties tuom ir atsisveikinsiu. O aš tada į grupę įrašysiu tam tikrus, nežinau, ritualus, kaip ritualus, praktikas su pinigais, kaip mes galim padirbėti dar šiandien. Tada tuoj einu, parašysiu ir mano asmeninėme Facebook profilyje, jeigu jūs, nežinau, iš kažkur kitur, tai bus mano asmeninėme Facebook profilyje ir bus toje grupėje kvantinė psichologija irgi patalpinta tada. Iki aš dar iš tikrųjų paskaitysiu, išjungsiu įrašą ir paskaitysiu dar jūsų žinutes. Jeigu kažkas turi klausimą, galbūt aš dar spėsiu net kažką ir atsakyti. Ja, tai iki kitų susitikimų ir lauksiu jūsų laikų YouTube'ai ir kitur po postais, kaip irgi jūsų dėkingumą ir atgalinius energetinius mainus. Gražaus vakaro.